Draugai, sveiki visi, kol aš čia nespjaustau sūrį. Aš jums noriu padėkoti už visus jūsų teigiamus komentarus, noriu padėkoti už visą tai, ką sulaukiu, kokį grįžtamą ryšį iš jūsų, prenumeruojat kanalą, laikinat, dalinatės video, pastaruoju metu kažkaip labai suaktyvėjot, labai visko teigiamo mano puslapyje vyksta, visiems ačiū už tai. O šiandien aš jums parodysiu, kaip galima, mano manimu, geriausia pradėti dieną, nuo ko aš dar, jeigu ir atsikėliau dabar kažkur prieš pusvalandį, bet specialiai dar nieko nevalgiau, negeriau, specialiai viską noriu jums parodyti, kaip atrodo mūsų rytai ir ką aš rytais atlieku, kokį ritualą. Ir paaiškinsiu, kas ir kodėl. Čia paskutiniu metu kažkaip pradėjom būtent taip pusryčiauti. Dažniausiai tai būdavo šeikas, tas geineris, bent jau aš jį vartojau, kurį jūs galite surasti ir matėte internete. Čia pas mus kiaušinienė, šiek tiek sūrio ant viršaus. Čia šiek tiek padažo, Feliksas man už tai nemoka, bet turėtų mokėti, nes visada sakau, kad geras dalykas. Taip, nuo ko galim pradėti geriausią ryto? Aišku, nuo stiklinės vandens. Naujo šeikerio, pas mus tinka tai yra. Nuo stiklinės vandens galima šiek tiek daugiau negu stiklinę naudot. Ir nuo kai kurių ingredientų. Gerai, pradėkim nuo pat pradžios. Grinsai. Jeigu kažkas nežinot, aš kažkada labai senai dariau video, bet tas video, man atrodo, jau nėra, jau nesurasite YouTube. Trumpai apie grinsus turbūt aš įkelsiu dabar kokią nors nuotrauką ir tenais pabandysiu bent jau visus privalumus paaiškinti šitų visų veikliųjų medžiagų, kadangi tai yra labai daug ką jie daro. Ir papasakoti man tiesiog būtų labai sunku. Kitaip tariant, mes, arba aš, arba jūs tikrai nesuvalgysit tiek daržovių, tiek žalumynų, įvairiausių žolelių ir panašiai. Parodyk šuoką į kairį. Tai reikėtų naudoti, aišku, kaip tiesiog papildymą prie savo mitybos. Aš įsivaizduoju, kad kiekvieną rytą arba nakčiai kažkas netgi vartoja grinsus. Labai paprastai, aš tiesiog nupjaunu viršų ir viskas. Ir tada atsidaro štai taip. Ir kada jūs pasiimat skupą, nereikia bijoti, kad pusė skupo liks vėl maiše. Taip atidarot ir viskas. Pas mane čia sudėta gal 20 vairiausių maišų, naujų produktų krūvo, kuriuos dar jūs net nematėt mūsų puslapyje. Glutaminas. Glutaminas savaime, aišku, visų pirma gerai veikia mūsų žarnyną. O mūsų žarnynė pasidaroma yra apie 70% visos imuninės sistemos. Plius glutaminas yra aminorūgštis, kurios yra daugiausia mūsų organizme ir jinai padeda atsistatyti, numalšyti tą raumenų skausmą, padeda, kada geriau jūs atsistatė netgi iš pat ryto, po to galite efektyvesnį treniruotę padaryti ir viskas. Glutamino vartoju gan daug, 5 gramus ryte, 5 gramus prieš treniruotę, 5 gramus po treniruotės ir jeigu buvo gan sunki treniruotė, tai dar 5 gramus įsidedu glutamino nakčiai. Bet jeigu buvo labai sunki treniruotė ir jaučiu, kad naktį tikrai man viskas skaudės. BCA turbūt jūs matėt vėlgi apžvalgą YouTube kanale, jeigu ne, tai susiraskit, būtinai pasižiūrėkit, kas yra BCA. Trumpai, tai čia yra 3 pagrindinės aminorūgštys, iš ko yra sudarytas mūsų raumenynas. Vėlgi gerai atsistatymui, tai kol yra tuščias skrandis, viskas gan gerai pasisavina, niekas niekam netrukdo, tai kodėlgi rytą nepradėjus būtent nuo šitų aminorūgščių. Na ir geriausias dalykas, aišku, ką galima būtų pridėti natūralaus, tai būtų citrinos sulčių. Labai daug iš mūsų klientų, bene kas antras teiraujasi, kada mes parašom asmeninės programas, mitybos programas, planus, ir dažniausiai klientų klausimas būna pirmas toks. Ką reiškia pusę citrinos sulčių? Ta prasme, pusę citrinos suvalgyti ar pirkti kažkokias tai sultis specialiai iš parduotuvės ar ne? Ne, viskas labai paprastai. Aš tiesiog atsipjaunu citrinos, pusę iš jo išspaudžiu ir viskas. Citrina ryte. Jeigu su citrinos sultim, žinokit, yra labai įdomu. Kada aš dabar, pavyzdžiui, užbaigiau šitos mokslus, tai mes bendravom su tuo mokslo daktaru ir jisai buvo numetęs savo paties rašytą straipsnį, galbūt aš jį išversiu ir kaip nors jums papasakosiu, interpretuosiu. Esmė tame, kad jeigu pas jūs pakilęs rūgštingumas, tai citrinos sultis jums gali padėti. Jeigu pas jūs pernelyg žemas rūgštingumas, citrinos sultis jums taip pat gali padėti.
Čia jeigu labai trumpai, taip kad jeigu jums pakilęs rūgštingumas ir jūs galvojat, kad citrinos sultis jums padarys meškos paslaugą, turbūt, kad ne, o atvirkščiai turbūt, kad jums padės. Vėlgi antioksidantas, vitaminas C natūralus, labai gerai imuniniai sistemai, apsaugo organizmą, užarmina organizmą, paruošia mūsų organizmą vartoti baltymus, kadangi mes visi arba sportuojam, arba aktyviai kažkaip leidžiam laiką, tai mums labai aktualu, kad mūsų organizmas tinkamai virškytų baltymą ir jį pasisavintų. Absoliučiai tas pats yra ir su vitaminais, ir su tais pačiais prieš tai minėtais greensais. Labai svarbu yra žiūrėti ir prižiūrėti savo žarnyną. Nes kaip aš visada sakau, aš tą pasiėmiau mintį, sakykim taip, nuo Neil Hill, tai jisai visada sako, kad labai svarbu net tai, kiek jūs suvalgysite, o labai svarbu, kiek jūsų organizmas pasisavins. Nes jeigu jūs suvalgysite nors ir kilogramą baltymų per dieną, bet jūsų organizmas, matot, kaip aš ir sakiau, čionais labai daug visko atidaryti. Čionais ir želė bandom, ir hot chocolate, čionais būtų gineris naujas, čionais būtų latte skonio izoliatas, citrulino malatas, žaliosios arbatos ekstraktas, tenais kazeinas, labai daug visko. Tai vat labai svarbu, kiek jūsų organizmas pasisavins. O pasisavinimas visų veiklių medžiagų jūsų organizmo priklauso būtent nuo žarnyno veiklos. Jeigu pas jūs žarnynas nėra sveikas, jeigu jūs, pavyzdžiui, suvalgę maistą jaučiat kažkokį tai sunkumą, arba po to, pavyzdžiui, turit sunkumų tualete, tai čia žinokit, jau vienas didžiausių būtų signalų jums, kad turbūt pas jūs yra kažkas negerai su žarnynu ir jį reikėtų tikrai gerbti ir mylėti. Tas žmogus, kuris dabar klausosi ir jeigu, pavyzdžiui, jisai turėjęs kažkokių tai problemų su žarnynu ir jisai tikrai gali pasakyti, kad tokia labai maža smulkmena, bet kai jūs turite problemų tualete, tai gyvenimas tikrai nėra labai saldus. Taip kad visada rūpinkite savo žarnynu. Ne karštą. O pas mus tokie, nežinau, Nastė, jeigu stengiasi viską gražiai padaryti, tai aš netgi jeigu noriu padaryti foto, tai aš vis tiek darau ūkiškai, paprastai, bet labai skaniai. Čionais nedaug. Pastaruoju metu vis mažiau ir mažiau būtent su pusryčiais vartoju baltymų, po to aš didinu baltymų kiekį su maistu, o dabar netaip ir daug. Čionais 2 pilni kiaušiniai, 1 trinys, tai čia kažkur 15 kartu su sūriu 16-17 kažkokių gramų baltymo, pas mane šiek tiek daugiau. Apie sūrį pasakys, visi gali užpulti, kad čia riebalai blogi. Pasižiūrėkit, kokio storio pas mane gabaliukai tas sūrį. Ta prasme, čiūnais nežinau, gal 30 gramų. Aš manau, kad čia gal per vienam po 30 dedam kiaušinių. Plius toj papasakosiu eilinį kartą, jeigu jums labai įdomu apie šitą padažą, nes visada klausat, kokį padažą galima naudoti. Visų pirma, kėdainių su baziliku galite naudoti, jisai be konservantų, cukraus tenais iki 5 gramų. Visada žiūrėkit, kad būtų be konservantų. Geriau šiek tiek daugiau bus cukraus, bet kad būtų be konservantų. Žinokit, čionais irgi tas pats parašyta, preservatives free, tai reiškia, kad konservantų nėra. Nėra kalio sorbato ir panašiai. Čionais vėlgi 100 gramų, jeigu kažkam įdomu kaloringumas, tai 87 kalorijos. Nu iš vis čia pasakys, kad juokas, iš 100 gramų yra 16 gramų cukraus. Dažniausiai naudoju kažkur, aš buvau pasimatavęs, kažkur 5 nuo 100 gramų, tai yra apie 20 gramų, tai 5 nuo 16 gramų, tai apie 3-4 maksimum 4 gramai cukrų su vienu prieimu. Jo taip mažai naudoju ne dėl to, kad aš nemėgstu kečupo, ten, sakykime, ar padažo, dėl kažkokių kitų priežasčių. Tiesiog jisai yra labai koncentruotas ir jame labai daug, jisai gan aštrus, jo daug nesuvalgysi, jame labai didelė koncentracija. Tai jeigu įprasto kečupo ar padažo reikėtų, sakykime, šaukštais, ne, valgyti šito labai nedaug reikia ir tikrai pajaučiat jau skirtumą. Tai va, štai toks kokteilis kiekvieną rytą manęs laukia. O tu dažniausiai kažkur lakstai valandą ir nieko neatsigeri, vos tenais vandens. Draugai, Nastė turi kelis receptus savo galvoje, labai gerus receptus, sveikus, taip kad jeigu šitas video YouTube sulauks 100 laikų, Nastė nufilmuos tokį video, kažkokius tai makaronus pagamins su vištiena berods, ne? Tai vat,